Pirmos skyriaus 4 poskyris. Brolio vėjo mokykloje. Dabar sugrįžkime prie vėjo ir dvelkimo simbolio. Jis mums padeda susidaryti raiškius to, ką kontempliuojame vaizdinius, ir tuo gyventi. Simboliai yra funkcionalūs. Jie pasako ne tik tai, kas yra dvasia, bet ir tai, ką ji daro. Todėl mums šiuo metu yra tokie parankus. Tad eikime į brolio vėjo, taip jį vadino Pranciškus Asyžietis, mokyklą. Mums vėjas deramą akimirką daug ką primins, jei žvelgsime į jį naujomis, Dievo žodžio nugiedrintomis akimis. Žmonių žodžiai ir kalba laikui bėgant kinta, o gamtos kalba ne. Brolis vėjas šiandien byloja taip pat, kaip ir Ezechielio laikais ar kaip pasaulio pradžioje. Tik pažvelkime, kas būna, kai šėlsta itin smarkus vėjas. Medžiai linksta, tvirti Libano kedrai, galinėdamiesi su vėtra lūžta. Tai mums primena bažnyčios maldą. Palenk savo maištingąją mūsų valią. Verčiau būkime kaip tie lapeliai, švelniai linkstantis vėjui pučiant ir nė trupučio nesužalojami, bent jau kol žali, nesudžiuvę. Mūsų sielos turėtų būti jautrios ir paklusnios dvasiai, kaip tie lapeliai vėjui. Viename 2 amžiaus krikščionių tekste žmogaus siela lyginama su Eolo arfa, skambančia dvelkiant vėjui, o šventoji dvasia su vėju, judinančių sielos stygas ir iš jos išgaunančių darnius garsus. Kaip vėjui virpinant lyrą, stygos prabyla, taip manyje aidi Dievo dvasia ir aš giedu jos meilę. Kaip sunku eiti ar irtis prieš vėją, o kaip smagu eiti ar plaukti pavėjui. Koks vargas darbuotis be šventosios dvasios, o su ja kaip viskas nepaprastai lengva. Vėjas darbuojasi kaip apvaisintojas. Jis skraidina gėlių ir augalų sėklas, žiedadulkes įmeta į gėlių taureles, sėklas pasėja žemėje ir jos sudygsta. Taip šventoji dvasia sėja Dievo žodžio sėklą. Bažnyčios tėvai pirmieji suskato eiti į brolio vėjo pneumatologijos, mokymo apie dvasią mokyklą. Pasak vieno iš jų, kai pavasarį padvelkia paušiltis vakaris, pražysta gausybė įvairias spalvių gėlių, pievos prakvimpa. Tai būna ir su siela dvelkiant šventajai dvasiai. Kitas tėvas kalba apie dvelksmą dvasios, išpučiančios mūsų tikėjimu ir gyriaus būres. Neseniai šiek tiek laiko praleidau rekolekcijų namuose, įsikūrusiuose pačioje Airijos šiaurėje, vandenyno pakrantėje. Ten buvo žuvėdrų karalystė. Tuo metu buvau pradėjęs mąstyti apie Veni Creator komentarus ir iš pradžių žuvėdros mane mokė pneumatologijos. Ilgai jas stebėjau užlipęs ant pilkų, vienišų uolų. Pakilusios nuo skardžio viršaus, jos ilgai sklęsdavo, beveik nejudėdamos virš jūros. Prieš akis iškildavo tas pats vaizdinys, kurį šventasis rašytojas turėjo galvoje rašydamas, kad pasaulio pradžioje Dievo dvasia sklendė, dvelkė viršum vandenų, viršum bedugnės. Man įspūdingiausias buvo žuvėdrų gebėjimas pasikinkyti vėją. Jos sklandydavo su vėjo sparnais, leisdavosi jo nešamos, todėl pajėgdavo nenuilsdamos taip greitai ir aukštai skraidyti ištisas valandas. Negi tai nieko nesako. Vienintelio vėjo neįmanoma pažaboti, uždugninti, uždaryti ir paskui paleidus naudoti. Įmanu pakinkyti vandenį ir netgi elektros energiją galima kaupti ir laikyti baterijose, o vėjo neišlaikysime. Koksgi vėjas, jei jis užsklęstas? Oras, kuriam neleidžiama judėti, yra sudvisęs, miręs. Šiuolaikinis racionalizmas gundosi įsprausti šventąją dvasią į savokas, apibrėžimus, teiginius, veikalus, tarytumis skardines ar dėžes. Tokios pretenzijos baigėsi dvasios praradimu, iššvaistymu. Kitas panašus, nors priešingas racionalizmui gundymas yra noras
uždaryti šventąją dvasią bažnyčios kanonų, institucijų ir apibrėžimų stalčiuose. Dvasia, kuria ir palaiko institucijas, o jos pačios negalima institucionalizuoti. Vėjas pučia kur nori, taip ir dvasia dalyja savo dovanas kaip nori. Šventosios dvasios neišeina tiksliai nukreipti, netgi vadinamaisiais malonės kanalais. Tarytum ji nebūtų laisva veikti ir ne per juos. Vatikano antrojo susirinkimas pripažino, kad šventoji dvasia visiems suteikia galimybę vien Dievui žinomų būdų susijungti su šiuo Velykų slėpiniu. Vėjas – iškalbingiausias dvasios laisvės simbolis. Tinkamu metu daug ką primena kitas simbolis kvėpsnio, dvelksmo. Kas būna, kai dėl kokios nors priežasties ilgiau negalime įkvėpti? Jaučiamės baisiai, dūstame, man stinga oro, trokštų. Jei mokame klausyti savo sielos šauksmo, ilgesnį laiką nesimeldę, nustoja šventosios dvasios, pajusime sielą šaukiant, man trūksta kvapo, dūstu. Belgstančiam žmogui paprastai liepiama, kvėpuok, giliai kvėpuok. Tai turėtume sakyti ir tiems, kurie to jau rankas nuleis ir sudės ginklus kovoje prieš blogį. Kvėpuok malda, giliai kvėpuok šventąją dvasią. Jėzus Velykų vakarą kvėpė į mokinius. Per krikštą jis kvėpė ir į kiekvieną iš mūsų. Per dar neseniai galiojusias krikšto apeigas kunigas tam tikrų metų ištardavo žodžius: išeik iš šio vaikelio netyroji dvasia ir užleisk vietą šventajai dvasiai. Sakydamas šiuos žodžius, 3 kartus kvėpdavo į vaikelio veidą. Jėzus visada yra pasirengęs naujai kvėpti į tuos, kurie yra atviri ir sutinka priimti jo kvėpsnį. Biblijoje rasime tekstą, kuriame suvienytos 3 šioje pirmoje meditacijoje minėtos ruo reikšmės: vėjas, dvelksmas arba kvėpsnis ir šventoji dvasia. Tai Ezechielio knygos 37 skyriaus pranašystė apie sudžiūvusius kaulus. Simbolis ir tikrovė joje susipina ir, taip sakant, vienas kitą persekioja. Nebuvo dvasios juose, tai yra kvėpavimo, gyvybės. Ateik dvasia iš 4 vėjų ir padvelk į tuos užmuštuosius, kad jie atgytų. Ta dvasia yra vėjas, ateinantis ir padvelkiantis iš 4 pasaulio kraštų. Ir įėjo į juos dvasia, jie atgyjo, pakilo ant kojų. Iki šiol buvo simbolis, o dabar štai dvasinė tikrovė. Duosiu jums savo dvasią, kad atgytumėte. Čia minima dvasia yra Dievo dvasia, šventoji dvasia, o gyvenimas, apie kurį kalbama, jau nebėra vien kūniškas. Dvasia ateik, tai pirminė epiklezė, šaukimasis, iš jo kilo mūsų himną pradedantis maldavimas, vieni Creator Spiritus, taip pat ir pirmasis sekminių sekvencijos kreipinys, vieni Sancte Spiritus. Biblijoje tai pirmoji ir vienintelė malda, kuria kreipiamasi tiesiogiai į dvasią. Jis įkūrė vienintelė pačios bažnyčios sudaryta ir amžiams bėgant išlaikyta. Tai dvasios maranata, tolygus ateik viešpatie, kurie pirmieji krikščionys garbindami šaukdavosi Kristaus. Marusis, šie kaulai yra visi Izraelio namai. Štai jie sako: sudžiuvo mūsų kaulai, nebėra mums vilties, esame žuvę. Izraelio namai dabar esame mes, ir tarp mūsų bažnyčioje yra sakančių: mūsų viltis paika, esame žuvę, viskas eina galop. Tad ir mums pažadėta šventosios dvasios gūsis ir prisikėlimas. Mūsų meditacijos svarbiausia tetarnauja šiam tikslui, te padeda žmonėms suvokti, kad sekminių smarkus vėjas vis dar pučia ir kad Jėzus visada kvepia į savo mokinius, kad viršutinis kambarys yra atviras ir kad angelas ir dabar judina Betsados tvenkinio vandenis. Kas nori išgyti, te turi jame pasinerti.
Ir mes nepailsdami, draugė su kitais kartokime šią per visą bažnyčios istoriją nepaliaujamą epiklezę. Ateik, o šventoji dvasia, ateik, Dievo stiprybę ir švelnume. Ateik tu, kuri esi išsyk judėjimas ir ramybė. Atnaujink mūsų drąsą, pripildyk mūsų vienatvę pasaulyje, sukurk mumyse artumą su Dievu. Mes jau nesakome kaip pranašas, ateik iš 4 vėjų, tarytum dar nežinotume, iš kur tu ateini. Meldžiame, ateik dvasia iš nukryžiuoto Kristaus šono žaizdos, ateik kaip kvapsnis iš prisikėlusiojo lūpų.